pirmą kartą tėčiui buvo infarktas, man buvo labai nedaug metų, gal 10. Ir va tada turbūt ir prasidėjo mano tas brendimas. Kai tu važiuoji ant galinės sėdynės, laikai tėčio galvą, jis miršta beveik. Tai čia buvo tas momentas, kai aš supratau, kad aš turiu anksčiau tapti vyru. Mūsų šie metai yra apie išlikimą, išsivalymą, nes susidėjo viskas. Mes turėjom parduotuvės prekybos centruose, susidėjo COVID laikų susidariusios skolos, kurios mus dabar pagavo, paskolos, kurios buvo paimtos tam pačiam užsienio augimui, pakilo visi euriborai ir taip toliau, kas išaugino labai stipriai išlaidas, medžiagų kainos iškilo, tai mums šie metai yra tiesiog sustabilizuota veikla ir pagaliau ją padaryti vėl pelningai. Dėl to ir noriu sudalinti tom blogom istorijom, kad ir ne tik žmonėm, ne tik mūsų klientam, bet ir tiem kitiem kūrėjam duoti biškį to tokio pavyzdžio, kad galima kalbėti apie blogus dalykus, kad galima šnekėti atvirai, kad net reikia gal pasipasakot, kaip yra. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis Valerija Fitzbrace laidoje Kūryba be filtrų. Kažkaip taip sutapo, kad pirmas pavasario mėnesis moters dienos proga pirmą kartą kalbinu vyrą. Ir aišku, dėl to labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad vyrų požiūris į madą, dizainą ir verslą šiek tiek skiriasi nuo moterų. Bet ar taip yra iš tikrųjų, mes taip pat ir sužinosim. Nes šiandien pas mus svečiuose iš Kėdainių atvyko šeimos avalynės verslo atstovas Benas Maslauskas, kuris atstovauja prekės vardą Maslaus. Labas, Benai. Labas, Valerija. Tai mes visi puikiai žinom, kad Maslaus pas jūs atsirado visai nesenai, ne, kai buvo padarytas rebrandingas. Ir seniau įmonė vadinosi Batų namai, kurį kūrė tavo tėtis. Taip. Tai kaip tu atsiradai apskritai šitame versle? Ar būtent avalynės meistrystė buvo pas tave ir nuo vaikystės, ar atėjo trupučiuką vėliau? Oi ne, avalynės meistrystė, aš nuo jos bėgau visą gyvenimą. Užaugau aš tose dirbtuvėse ir tikrai man mažiausiai kas rūpėjo. Tai aš mačiau tą sunkų darbą, mačiau kiek tėvai dirbdavo nuo 5 ryto iki 9 vakaro kasdien ir dar šeštadienį poilsiui dar kelias valandas. Mačiau ir tą darbą ir su klientais, ir tą gamybą. Tai viskas buvo iš vienos pusės žavu, bet iš kitos pusės mačiau, kiek tai reikalauja ir sveikatos, ir nervų, ir laiko. Tai aš bėgau kuo toliau nuo avalynės, nuo verslo, nuo visko. Tikrai sakiau, manęs tikrai nebus šitoj srityje ar kažkur net arti to. Tai aš bėgau į savo tuo metu krepšinį ir bėgau toli, pabėgau ir iki Amerikos vienu metu 2 metams, tai tikrai neturėjau jokių planų. Ar tavo tėvai stengiasi tave kuo daugiau integruoti į tą verslą? Nežinai, būna, kai tėvai turi kažkokį verslą, amatą, jų svajonė, kad vaikai perimtų jų verslą, ar ne, kad irgi būtų tokiais pat meistrais kaip ir jie, ar ne, ir atstovautų tą patį brandą. Ar tavo tėvai labai stengiasi tave įtraukti į gamybą? Ne, tėtis kaip tik mane stūmė kuo toliau nuo tos gamybos ir abu tėvai stūmė, bet tėtis ypatingai stūmė kuo toliau nuo verslo, kuo toliau nuo batų, jisai sakė, eik savo keliu, ieško, kuo tu nori būti. Neturėjau niekada jokio spaudimo, turėjau tik spaudimą dirbti. Visą laiką būdavo pas mus šeimoje tas labai stipri darbo etika ir visą laiką tas būdavo svarbiausia, kad jeigu kažką pasirinki, tai turi ir 100% ir dar truputį į bet ką tu darai. Nesvarbu, tėčiui buvo, ar tai bus menas, ar tai bus verslas, ar tai bus krepšinis, ar nesvarbu. Aš išbandžiau labai daug veiklų per savo gyvenimą, bet tik dėl to nes turėjau visišką laisvę save reikšti, kaip aš noriu. Ir manęs tėvai niekad nestūmė, kaip tik sakė, tu eik savo keliu, o tas verslas jisai yra mūsų ir jeigu reikės, jisai su mumis ir numirs. Jis turėjo tokią svajonę, jis po to pripažino, kai aš jau prisijungiu, jis visą laiką svajojo. Visą laiką būdavo gražu tas itališkos šeimos pavyzdys. Jis labai mėgavo visą laiką kurti tą tokią atmosferą itališkos šeimos pas mus. Visą laiką draugai, šeima, ten toks chaosas namie visą laiką būdavo, nesvarbu kokia darbo diena, savaitgalis, visą laiką žmonių yra, visą laiką tas toks šeima jam buvo labai svarbu ir jis turėjo tą svajonę kažkur giliai. Bet aš tą sužinojau tik tai, kai jau prisijungiau, kad ta svajonė buvo tokia. Kad aš paimčiau tą amatą, kaip jis vadino, nes jis vadino save amatininku, dizainerio amatininku, ne verslininku. Tai jo svajonė buvo, kad aš paimčiau tą amatą ir padaryčiau iš to verslą. Bet sužinojau tai gerokai vėliau. Kaip įdomu. O man dar vienas įdomus dalykas, ar tavo tėvai jautė tavyje kažkokį kitą pašaukimą, į kurį stūmė? Ar tai buvo visiškai, sakykime, tai galbūt iki vyresnio amžiaus net nežinojai, kom tu nori būti? Aš visiškai nežinau, kuo aš noriu būti. Ir visą tą savo paauglystę, ar ne,
Aš visą savo laiką skyriau krepšiniui iš esmės. Nu, kaip ir dauguma Lietuvos berniukų žiūri tą Lietuvos rinktinį į Žalgirį ir tu svajoji ten būti. Svajoji būti atmosferą, iš laiką mėgavus atmosferą, dėmesiu ir mėgau labai būti lyderis ir imtis tos atsakomybės. Tai va, tą tėtis matė visą laiką man, abu tėvai matė šitą dalyką, kad aš labai mėgstu atsakomybę. Labai noriu jos ir siekiu turėti, nu, sakykime, krepšinio terminais kamuolį paskutinę sekundę. Ir tas charakteris mano, nežinojau, kur aš jį galiu panaudoti iš esmės, nes aš verslo labai nenorėjau. Nes aš mačiau, kiek tai kainuoja. Šeimai visko, kiek kainuoja, sveikatai, kiek kainuoja visko. Tai aš nenorėjau ir aš tikrai labai nežinau, ko noriu būti. Aš grįžau iš Amerikos, pabaigęs vidurinę mokyklą ir supratau, kad su krepšiniu nieko nebus. Nes ir mano ir traumos, ir tiesiog mačiau, kad mano tikslas buvo aukščiausias lygis, o aš mačiau, kad aš maksimaliai ten galiu būti vidutiniokas. Tai man nebuvo įdomu, aš niekad nenoriu būti vidutinybė, kažkodėl tokį turiu nusistatymą. Arba geriausias, arba iš vis nereikia. Tai aš grįžau iš Amerikos į niekur. Iš esmės aš negalėjau stoti į universitetą, nes tada užtruko tenai pažymių pervertinimas ir apskritai aš galėsiu Lietuvoje studijuoti universitete. Tai aš metus laiko tiesiog toks buvau. Tėvai buvo nurašę, iš tikrųjų, mane patys po to pripažino, sako, mes nebežinojom, kas bus tavo ateitis kokia. Nes aš tiesiog, tėvai man davė automobilį, sako, mums reikia atidaryti Kaune ofisą batų taisymo, nes ten nebuvo dar tokios, kaip dabar yra brandas, ar ne. Tai buvo batų taisymas plus individualiai gamyba. Sako, norim daryti Kaune ofisą. Sako, tu eisi ten dirbti, nes sako, aš tau pinigų tikrai už nieką neduosiu, sako, tu esi pilnametis, tu turi kažką veikti. Tai va, davė man mašiną, davė ofiso raktus. Ofise buvo kriauklė ir sofa, kuri naktį virsdavo į mano lovą. Tai va, aš metus laiko tiesiog buvau tenai, nusipirkau Xbox'ą ir laukdavau klientų, dar žaidžiau krepšinį tuo metu tenai žemojo lygui, sportuodavau, grįždavau atgal į savo tą ofisą, priimdavau batų taisymą, ten būdavo apie 10 klientų per dieną, o likusį laiką tiesiog svajojau apie kas čia vyksta iš viso to mano gyvenimo. Kiek tu tada buvo metų? 18. Tai palauk, tai tu tos batus ir taisėjai? Ne, aš tiesiog ofise dirbdavau ir priminėdavau, atneša žmogus batą, sako, aš noriu va čia kolniuką pasikalt, priimu, užrašau, įdedu į dėžę, išvažiuoju į Kėdainius savaitės pabaigoje. Bet palauk, aš taip supratau, tu ten tam ofise ir gyvenai? Aš ten ir gyvenau, ja, nes sako, tėvai, aš tikrai nemokėsiu dar už tavo butą kažkokią atskirą, tai aš važiuodavau sporto tam, kad galėčiau dušą nueiti. Tai... Ok, čia sakyčiau labai geras, auklėjimo būdas, ypatingai, jeigu tu nori užauginti tikrą vyrą, ar ne, ir duoti. Man davė įrankius, kaip aš sakau, davė įrankius, o tu jau daryk kažką su jais. Aš turėjau minimalią algą, tuo metu ten buvo 1000 litų, minimalią algą dar čia litų laikais buvo. Tai va, 1000 litų, tada va susipažinau dar su savo dabartinė žmona Gintarė, jinai gyveno tuo metu Klaipėdoj, buvo 12. Aš buvau baigęs ką tik mokyklą, jinai 12, tai man nuvažiuoti pas ją kainuodavo pilnas bakas 200 litų pirmin atgal. Tai aš nuvažiuodavau pirmin atgal, nueidavom vakarienės ir mano beveik pusė algos jau nebelikė. Matyt, tikrai buvai pametęs galvą dėl šitos moters. Labai. Tai po to ir gyvendavau ant vištienos ryžių ir kartais daržovių, kai likdavo. Tai, bet aš visiškai nesiskundžiu, man čia buvo labai geri metai. Man jie padėjo apskritai suprasti, kas čia turi būti. Ir tol, kol nepaaiškėjo, kad bus visuotinis šaukimas į kariuomenę, aš net negalvojau apie universitetą iš tikrųjų. Tai tada paaiškėjo, kad šauks jaunus vyrus į kariuomenę, aš kažkaip labai nenorėjau tos kariuomenės, nors man gal visai ir tiktų mano charakteriui. Tai aš tada įstojau į universitetą iš karto, kai sužinojau, nes tada buvo išankstiniai įstojimai į LCC ir į ISM. Tai aš į abu iškart nusiunčiau savo visus dokumentus, nes jau turėjau susitvarkęs, kaip tik buvo pavasaris tenai. Tai ir stojau ir ten, ir tada jau pasirinkau, kad eisiu į ISM, bet tik dėl to, nes tai buvo keli pažįstami krepšininkai tenai jau studijavo pirmus metus ir buvo geri atsiliepimai, kad labai gera bendruomenė, labai geri dėstytojai, bet vis dar neplanavau nieko su verslu daryti, nors jau stojau į verslo studijas ir komunikacijos. O tau neatrodė tuo metu, kad tavo tėvai yra neteisūs ir kažkaip nesąžininga tavo atžvilgiu gyventi ofise, ar tu nebuvai tas maištingas vyrukas? Ne, aš kaip tik sakiau, kad čia labai sąžininga, nes aš labai anksti turėjau subręsti, nes kai pirmą kartą tėčiui buvo infarktas, man buvo labai nedaug metų, gal 10. Ir va tada turbūt ir prasidėjo mano tas brendimas. Kai tu važiuoji ant galinės sėdynės, laikai tėčio galvo, jis miršta beveik. Tai čia buvo tas momentas, kai aš supratau, kad aš turiu anksčiau tapti vyru ir įeiti tą gyvenimą kitaip. Tai aš kai išvažiavau į Ameriką, man buvo 15 pabaiga, ten apie 16 jau. Tai va tada man buvo dar vienas spyris į šikną, kad aš išvažiuoju vienas į visiškai nežinomą šalį, kur niekas nekalba su mano kalba.
Artimiausias žmogus, kurį aš pažinojau, buvo vienas iš agentų, su kuriais aš dirbau, tai jisai buvo ten toliau valstijose, aš buvau New York'e. Ir tada aš turėjau subręsti labai greitai, tai aš labai anksti supratau, kad viskas priklauso nuo manęs, aš negaliu atsiremti į kažką, kad aš gaučiau kokį nors dalyką, aš viską turiu savo kailių įsidirbti. Tai aš už tą metus ofiso gyvenimą aš esu dėkingas, nes tai buvo, aš turėjau pinigų, nedaug tų pinigų, bet aš jų turėjau. Ir aš turėjau šansą kabintis už kažko. Plius aš žinojau, kad man tėvai padės, jeigu aš stosiu į universitetą, nes buvo toks susitarimas, jeigu aš stoju mokytis, tai mes tada padėsim pagal galimybės, ar butą apmokėsim, ar studijas. Galų galio galas, kad abu apmokėjo, bet aš jau nuo pirmo kurso pradėjau iškart ir dirbti ir pats dalį susirinkdavau. Tai kažkaip man ta branda anksti atėjo, aš labai buvau visko patenkintas, nieko nesiskundžiu. O kodėl tu nelikai New York'e, nes daugumai žmonių čia yra, žinai, Amerika, tai yra svajonių šalis. Taip. Wow, New Yorkas, kodėl tu grįžai į Lietuvą, visi tik veržiasi išvažiuoti iš čia? Taip. Pas mus labai, kaip aš sakiau, itališka šeima, tai man labai trūko tos itališkos šeimos jausmo. Aš visą laiką būdavau labai artimas su savo draugais, tai man toksai buvo labiau dėl tų artimų ryšių. Tai dėl to, bet aš niekada nespjaunu. Amerika tuo metu man atrodė kaip gal ne mano šalis, bet aš nepatyriau tos tikros Amerikos. Aš buvau burbule, aš buvau mokykloj, kur buvau pasirūpinta viskuo, aš buvau privačioj mokykloj, kurioje reikėdavo ten kasdien su kostiumu vaikščiot, visi iš turtingų šeimų susirinkę, aš vienas toks buvau, sakykime, iš paprastos šeimos, o visi kiti, nes ten tas mokslai kainuoja $50,000 metam. Aš turėjau šitą scholarship, stipendiją turėjau. Tai vat, man viską apmokėjo, aš toks buvau pasimetęs tarp tų visų vaikų. Tai man patiko tas gyvenimas tenai, bet aš visą laiką kažkaip traukė mane ta Lietuva ir aš po to iš New Yorko keliavau kitais metais į Šiaurės Karoliną dar vieniem metam. Tai ten 12 klasę pasibaigiau ir po to turėjau šansą būti tenai universitete, bet visgi ir finansiškai tai buvo brangu pakankamai ir labai norėjau namo. Bet vis dar nespjaunu, aš visą laiką sakiau, kad tikrai negrįšiu ten gyventi, bet matau labai daug ten galimybių ir dabar turim ir klientų nemažai iš Amerikos, tai ir manau, kad mes ten būtume gal nesėkmingesni gerokai negu Lietuvoje, tai tikrai nespjaunam į tą Ameriką ir galbūt dar suvesti keliai, nes tų pažinčių yra daug Amerikoje ir mokyklos direktoriai, ir mokytojai, ir mano draugai tenai vis dar gyvena, tai galbūt dar sugrįš mano tenai tą kelionę ir prasitęs. Bet įmonės rebrandingas, prekės vardo kaip ir pavadinimo keitimas, iš esmės ir buvo tikslas siekti platesnių vandenų, nes, su pavadinimu batų namai, to Amerikoje jie net neištars tokio, ar ne, žodžio. Kaip tau apskritai, kokiu etapu tau kilo mintis, kad mes turim daryti rebrandingą ir turim kažką keisti? Ta mintis man visą laiką kirbėjo nuo pat pradžių, kai aš pradėjau, nes batų namai, kai aš prisijungiau padėti tėvam. Aš tuo metu tikrai neturėjau planų po to perimti to verslo. Tada sveikata tėčio suprastėjo, nes visą laiką sveikata būdavo aukštyn, žemyn, geriau, blogiau ir toks visą laiką ratas. Mes jau kaip sakant, nebeimdavome galvą, priimdavom kaip kasdienybę. Bet tada suprastėjo ta sveikata ir sakau, aš padėsiu jums. Kaip tai dar ir mama tuo metu laukėsi, mano brolio, dabar jums 6 metai, tai turim tokį mažą džiaugsmą irgi. Tai sakau, padėsiu, nes mama laukėsi, dėčiai blogai, sakau, reikia padėti, nes ir žmonių ten turėjo 3 ar 4 darbuotojų, sakau, reikia tiesiog padėti. Ir kai aš atėjau, supratau, kiek ten yra potencialų iš tikrųjų daryti. Ir dar Gintarė visą laiką turėjo labai didelę kūrybinį norą ir talentą. Ir nors studijavo kineziterapiją, bet turėjo ir pieždavo visą laiką ir batus, ir rūbus, ir sakau, gal pabandom. Ir vat nuo pat pradžių aš sakau, kadangi mano tie smegenys, kaip visi iš manęs juokiasi, aš daugiau mąstau angliškai negu lietuviškai, nes aš susiformavau ten kaip žmogus, būdamas Amerikoje. Tie mano 2 metai mane labai stipriai pakeitė ir aš subrendau ir suaugau tenai ir mano tie smegenys kažkaip susijungė, aš daugiau mąstau visą laiką angliškai negu lietuviškai. Man net lengviau yra rašyti ir kalbėti, galbūt kartais išsireikšti save angliškai. Ir dėl to aš visą laiką globaliau mąsčiau, ne tik Lietuvai. Ir man nebuvo net įdomu iš tikrųjų tik Lietuvoje dirbti. Tai mes, kai tik pradėjom su batų namais, tai buvo ten su labai mažom investicijom, ten atsimenu dar dabar euras į dieną reklama, ten būdavo mūsų biudžetas, 2 eurai. Bet aš iškart norėjau globaliai, aš pusmečiui praėjus jau pasidariau logotipą House of Shoes. Batų namai, tai galvoju, padarysiu geriau House of Shoes. Bet supratau, kad per daug paprasta, per daug nuobodu ir dar reikia laiko suprast, apie ką mes iš vis esam. Tai vat teko padirbti kelis metus, kol suvokėm apie ką mes ir tada nusprendėm, kad jau laikas atėjo, jau pribrendom, jau kai Lietuvoje užaugom kažkiek, susikūrėm tą klientų bazę,
padarėm parduotuvės, internetinę prekybą pradėjo gan sėkmingai važiuoti. Tai va tada supratom, kad laikas dabar atėjo. Mes visą laiką žinome nuo pat pradžių, kad arba darysim globalų prekinį ženklą, arba nedarysim iš vis. Tai va toksai ir dėl to ir nusprendėm, kad pamatėm, kad mums neužtenka, mums per neįdomu yra tik tai Lietuvoje kurti ir būti vietinių gamintojų. Tai yra labai geras dalykas, nes Lietuvos kūrėjai yra talentingi tikrai, bet daugumai trūksta ambicijos ir daug baimės turi visi eiti, žengti tą žingsnį. Bet geriau pabandyti, negu po to galėtis, kad nepabandai. Tai... Kiek šiandien jūsų pardavimai procentaliai maždaug užima Lietuvos rinkoje ir užsienį? Kol kas dar nedaug. Aš gal čia labai skambiai pasakiau, kad čia mes labai globalus brandas. Tai iš esmės kokį turbūt 15%, gal 20% maksimum yra eksportas į užsienį. Tai dabar padidėjo, nes su Zalando kontraktą pasirašėm, tai va, tas mums stipriai padavė ir iš tenai apyvartos ir dar papildomų pajamų, nes klientai sužino, naršydami per Zalando, per kitus puslapius, kur mūsų batai yra sudėti, jie ateina pas mus po to į puslapį pasižiūrėti. Tai pakankamai nedaug, bet turim tų planų, kad daugiau sudarytų. Koks tavo augimo tikslas šiais metais į užsienį? Ar jūs numatot kažkokį augimo procentą, ar ne? Kiek jūs norite iki metų pabaigos, pavyzdžiui, užsienį paaugti ir kažkokią strategiją? Šie metai, gal sakyčiau, ne apie augimą mūsų yra. Kaip ir kas mus seka, matė tą tekstą mano tokį, aš labai nemėgstu tokių net neskundimuose, tokių dėjo, nežinau, kaip jis reikštų teigiamai. Mano akiai tai pasirodė labai atviras pareiškimas, galbūt labai stipri žinutė. Taip. Man jinai pasirodė labai artima, Taip. Nes aš matau, kaip daug kūrėjų dabar šiuo metu su tuo susiduria. Taip. Ir tai nėra kažkoks nusiskundimas, ar ne, ar kažkoks ten, kaip kiti sakytų, verkimas. Visi labai skirtingai interpretuoja, bet aš sakau, kad jau kai moteris yra labiau nacionalios, bet jau kai vyras pasako tokią stiprią žinutę visuomeniai, tai yra, manau, kad labai svarbu į tai atsižvelgti, kad tikrai mes turim pasidomėti labiau galbūt savo vietinę gamybą, negu bėgti, pirkti italų, ne kaip mes su tavim prieš pat filmavimą kalbėjome, ne itališką avalynę, ar ne, nes tai yra prestižas, sakykime, ar ne, bet kad ten Italijoje dirba trečiašaliai, kurie lygiai taip pat kaip ir toje pačioje Indijoje, Bangladeše gamina Rusija kažkur, žinai. Atsakau. Galbūt man dar buvo tas visą laiką ir bendruomeniškumo jausmas, kad aš puikiai žinau, kaip ir kiti Lietuvos kūrėjai gyvena, nes pats ir daug dirbu, kadangi mano dar viena veikla yra konsultuoti prekinius ženklus, marketingų ir strategijos klausimais, tai puikiai labai daug bendrauju su visa bendruomenė, mados ir visais kūrėjais ir puikiai žinau, kuo gyvena, kuo kvėpuoja ir kokia situacija yra. Bet visi bijo dalintis, nes ir mes, dėl ko mes daug dalinamės palyginus su kitais kūrėjais. Mes labai atvirai, ypač savo bendruomeniai laiškais mes rašom, ne socialiniuose tinkluose, bet laiškais, naujienlaiškiais, mes daug kuriam turinio ir bendraujam su bendruomenė. Ir visą laiką mes pasakom, kaip yra, mes nieko neslėpiam nuo savo bendruomenės, kurie mūsų išlaiko realiai. Tai norisi visą laiką palaikyti tokį atvirą bendravimą, bet visi bijo to, nes tai nėra prestižas, kaip aš sakau, žinai. Nes esmė tame, kad visi nori kurti premium brandą, prabangų, kur viskas gražu, tobulai, viskas tobula, kaip aš sakau, žiūrint į tą brandą. Bet žmonėms tas nebeįdomu, jie nori matyti, kas iš tikrųjų yra už to prekinio ženklo, dėl to mes ir nusprendėm dar daugiau kalbėti. Nes mums šitie metai tikrai nėra apie jokį augimą, apie kažkokius planus. Mūsų šie metai yra apie išlikimą, išsivalymą, nes susidėjo viskas, nes turėjom parduotuvės prekybos centruose, susidėjo COVID laikų susidariusios skolos, kurios mus dabar pagavo, paskolos, kurios buvo paimtos tam pačiam užsienio augimui, pakilo visi euriborai ir taip toliau, kas išaugino labai stipriai išlaidas, medžiagų kainos iškilo, tai mums šie metai yra tiesiog sustabilizuota veikla ir pagaliau ją padaryti vėl pelningą, nes mums paskutiniai 2 metai buvo tiesiog, kaip sakyti, vienas nesibaigiantis toksai chaosas ir mes esame labai perdegę ir pervargę ir net norėjom nebekurti kolekcijų kokius metus. Ir yra tiek aš, tiek Gintarė ir iš vis nieko nebekurti, nes čia turėjom tokių norų, kur net baisu pagalvoti, bet mes susitvarkėm tą savo, išsivalėm smegenis, persidėliojom ir dabar norim sugrįžti į savo tą tikrą kūrybą, išsivalyti, susimažinom parduotuvę, užsidarysim parduotuvės, grįšim į savo patalpas gamybinės, nes buvom persikrustę tam augimui, didelės patalpas, tenai su plėtros galimybėm ir taip toliau. Tai dabar grįšim šios metus, taip susimažinsim, susitvarkysim viską, kad augt galėtume nuo švaraus puslapio vėl.
kad dabar norim pabūti tokie patys, kokie esam dydžio prasme. Ir va, gal šių metų gale, kitų metų pradžioje mes vėl turim planą augti į užsienio rinkas ypatingai, bet šiuos metus norim tiesiog išsivaryti, atvirai sakant, tiek ir skolas, kurių turim nemažai, ir didelę padėką mūsų visiems partneriam, kurie kantrus ir mumis tiki, nes yra ilgalaikiai santykiai sukurti per daug metų tiek Ukrainoje, tiek Lietuvoje, tiek Portugalijoje, tiek Italijoje su tiekėjais. Tai va, sakau, tokie metai, kaip aš sakau, išsivalyti tiek vidų, tiek mūsų pačių galvas visų. Kaip mano komanda sako, labai buvo smagu tas augimo etapas, nes visi buvom tokie užsivedę, ateini ryte į darbą, visi žinom, kad čia mes augam, kad čia mes darom batus užsienio klientams, Zalando, lietuviai mus labai vertina, mes augam, ten į savaitę po kažkokį naują žmogų ateina pasibandyti, toks visą laiką kažkoks yra va, toks, verda veiksmas. O dabar šie metai, praeiti metai visi buvo tokie apie vėl sunku, vėl blogai, vėl čia tas nepasisekė, vėl pabrango ta medžiaga, ką darom su šituo. Ir toks kasdien tu ateini ir, kaip pasakau, kaip per galvą kiekvieną rytą gauni, nes vis nauja problema išlenda ir taip kasdien iš esmės. Tai vat norim išsivalyti ir tada iš naujo pradėsim. Mados verslas yra šiaip labai dinamiškas ir jame, kas yra mados versle iš seniau, tikrai daugumai buvo nemažai metų ganėtinai sėkmingų. Aš pati esu mados industrijai 11 metų ir galiu pasakyti, kad pirmi 8 metai buvo nežmoniškai. Ta prasme, augimas buvo kiekvienais metais, nebūdavo netgi to bangavimo. Tada taip, atėjo Covidas, pasikeitė vartotojų poreikiai, kažkas adaptavosi, kažkas ne, kažkas iškrito iš rinkos, kažkas ne, Covidas pasibaigė, apsidžiaugė, lyg stabilizuojamės, karas. Ir mes vėl turime, mes turim būti solidarūs, mes turim tylėti, mes negalim reklamuotis, nes tai yra netaktiška ir taip toliau, bet mes suprantam, kad ir nuo to kenčia ir mūsų valstybės ekonomika, nes mes negalim pilnavertiškai dirbti ir subsidijos išmokamos ir daug sudedamųjų dalykų. Ir tada tu pradedi galvoti, kad nėra galbūt tas mados verslas toks, svajonių verslas, kaip jį galvoja, aš norėčiau dirbti, mados versle, kaip mano vyras pasakė. Koks, sako, Lietuvoje mados verslas? Nėra čia mados verslo, mes turim 2,5 milijonų žmonių, iš kurių mada aktuali yra galbūt, 10-20% maksimum. Čia jau ir tai su, kaip pasakau, su avansu. Aš ir rašiau kažkada pas save Instagram'e įrašą apie mados verslas Lietuvoje neegzistuoja, bet nesu kabutė, nes iš tikrųjų jisai tokia kaip industrija jos nėra. Ir visi savo, tos bendruomenės kol kas nėra vieningos, galbūt pavyks suburti tą bendruomenę ir kartu visiems tos iššūkius įveikti. Bet tas jis nėra, kaip ir kalbėjom su keliais kūrėjais, mados verslas yra gražus tik galutiniam produkte. Yra suknelės, batai, juvelyrika, kūriniai, kažkokia menas. Galutinis, kurį mato vartotojas, jisai labai gražus tas produktas, kurį kūrė. Lietuviai labai talentingi, visur, ką jie daro iš esmės, nes tokia kažkokia tauta, esame labai talentingų žmonių. Bet ta virtuvė, jinai tokia yra kartais net gal šlikšti ir tas smegenis labai valganti, nes labai sudėtinga. Žmonės net neįsivaizduoja, dėl to aš ir nusprendžiau pradėti dalintis daugiau, kas iš tikrųjų vyksta už to produkto, kiek reikia darbo, vargo, kraujo, ašarų ir visko įdėti, kad tu sukurtum tą produktą. Ir velniškai sunkus darbas ir aš labai gerbiu visus, kurie bent kažką daro, nesvarbu, ar jie turi ten didelį brandą, ar vienas kūrėjas sėdi pas save namie ir kuria kažkokį produktą, kiekvienas įdeda žiauriai daug darbo ir čia kaip pasako žmonės, geriau eisiu itališką nusipirksiu, tai man tiesiog užverda labai stipriai nervai tokį išgirdus pasakymą. Tai taip, mes turim konkuruoti globaliu mastu, bet italas niekada nepasakys, aš eisiu geriau pirkti, ispanišką batą. Jam nesvarbu, jisai italas, jisai myli savo kraštą ir jisai džiaugiasi turėdamas, kad ir gal mažiau populiarų, bet itališką produktą. O lietuviai kol kas dar ne visi vertina tą. Bet čia mokom žmonės, edukuojam, po truputį auga tas supratimas ir vertinimas. Tai yra, mano akiai, tai yra stereotipai, kuriuos mes galime, sakykime, pakeisti tik tais pasakodami, edukuodami ir nebijodami sakyti, kaip yra iš tikrųjų, bet visą laiką yra paprasčiau nueiti į Zarą, teisingai. Visada yra paprasčiau nueiti į Zarą ir nusipirkti vienkartinį rūbą. Aš už tai, kad, sakykime, turėti savo spintoj galbūt 50-50, ar ne, yra drabužių, kuriuos tu galbūt, užsidėsi vieną kartą, parduosi per Vinted, dažnai kažką nusipirksi dar, bet tie ilgalaikiai pirkiniai, aš visą laiką stengiuosi, sakykime, palaikyti lietuvių kūrėjus, kadangi ir pati esu kūrėja ir kodėl gimė apskritai šitas projektas, nes
matyt, žinai, pačiai tas skausmas susikaupia, kad mūsų niekas negirdi arba nenori girdėti ir kiek yra tokių kaip aš, tikrai negali būti, kad aš viena esu tokia. Mes visi turim tą skausmą, kurį norim pasakyti, išlieti, kad galbūt mums pasidarytų lengviau ir labai smagu, kad žmonės reaguoja, jie sako, vau, tikrai apie tuos nežinojau, ar ne, nežinojau, kaip iš tikrųjų jie gyvena. O galbūt aš šiandien nenusipirksiu ten pigesnių ten Zaros batų ar ten suknelės, ne, trupučiuką prisidėsiu ir paremsiu Lietuvos kūrėjus, nes mes amžinai verkim, kad pas mus yra taip bloga gyventi, bet iš ko susideda tas valstybės biudžetas, ne, iš mokesčių mokėtų, tai kuo, sakykime, mūsų kūrėjai užsidirbs, jie daugiau susimokės į valstybės biudžetą, tuo pas mus keliai tvarkingesni bus, ne, pradėkim nuo to, kad žmonės va tos grandies kartais nesugeba atkurti ir sujungti dalykų. Kodėl mes turim pirkti čia, ar ne, kad būtų geriau paskui finale pas mus. Lietuva yra labai gera šalis gyventi, aš tikrai galiu drąsiai pasakyti ir čia yra faktas, čia net nėra ką diskutuoti. Mes gyvenam tokiom gerom sąlygom, kad aišku visą laiką yra kur tobulėti, bet mes labai greit tobulėjom. Pasižiūrėkite visus kitus ne Baltijos šalis, kurios po Sovietų Sąjungos, kurios nuėjo ir kur mes nuėjom. Tai net nėra ką lyginti ir čia net nėra diskusijos ir net nereikia argumentuoti, nes tai yra labai paprasti faktai. Būsto kainos, ką pasako, ar ne, taip jos yra didelės, bet jos didelės ne veltui, yra reiškia rinka, jeigu yra kaina, yra ir rinka tam. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes gyvenam Lietuvoje ir kad galima čia kurti, nes nuostabi šalis, mes turim visus metų laikus, turim tikrai daug gerų žmonių, bet visose šalyse yra ir blogų, ir gerų žmonių, nėra kažkur šalis, kur tik geri žmonės gyvena. Visur yra visokių žmonių, bet aš tai manau, kad mes puikiai čia gyvenam ir mums reiktų pažiūrėti veidrodį ir susimastyti, kiek mes galim skūstis. Man tas toksai perdėtas apie Lietuvą, sakau, kai žmonės skundžiasi, kaip čia Lietuva bloga, politikai blogi, viskas blogai, tiesiog viskas yra galvoje, reikia tiesiog perdėlioti savo požiūrį. Kaip šiandien ryte buvau pas barberį iš Kolumbijos vyrukas ir sako, reikia džiaugtis, nes aš paklausiau jo, kaip tas sniegas tau iš Kolumbijos atvažiavus, kaip jį žiūri. Sako, aš kažkaip į gyvenimą žiūriu, kad ką gauni, tuo reikia džiaugtis. Sako, okei, jeigu šitas sniegas, reiškia reikia eiti arba slidinėti, arba vaikščioti po sniegą ir statyti sniego senį, o ne verkati iš šitas sniegas. Tai kai mes tokį požiūrį turėsim, kokį turi tas vyrukas, tai tada ir galėsim visi pasidžiaugti, nes taip reikia vadovautis, o neskūstis, kokį blogą įstatymą priėmė, kokie aukšti mokesčiai, visur mokesčiai aukšti, visur valdžioje yra problemų. Tai... Ir kai kur ir dar baisesnių, žinai, va šiais metais turėjau tokį, žinai, išsikėliau tikslą, aišku, ir tas, sakykime, tai buvo ir tų visų sunkumų pasiekmė, kad sakau, mes tiek visko daug turim, gero, ar ne, mes turim ten ir gerus namus, ir mes dirbam mylimą darbą, ir turim skanų gerą maistą, ir ten turim ką apsirengti, ir aš galvoju, Dieve, tai kodėl aš pastoviai, žinai, taip kankinuosi, kad man yra kažkas negerai, sakau, kas man yra negerai, mes viską turim, ir mes nustojom vertinti, sakau, važiuoju į Afriką. Ir žinok, ta kelionė jinai buvo visiškai nepailsinė, jinai buvo suprasti, iš tikrųjų, ta Afrika, jinai irgi skirtinga, žinai, žiūrim, kur tu važiuosi, ir aš nuvažiavau į Keniją. Ir žinok, vienu momentu, žinok, kai atvažiavom į Masajų gentį, aš apsiverkiau. Ir prieina Masajus ir sako, ko tu verki, sakau, iš laimės. Aš, žinok, buvau visiškai apsiašarojusi, aš stoviu, žliumbiu, žmonės ten fotografuojasi, jiems yra egzotika, ir aš vėl žliumbiu. Ir aš žliumbiu, nes suprantu, kad po galais, yra taip nerealiai yra gyventi, žmonės, ta prasme, gyvena namuose pastatytose iš karvės mėšlo, neturi elektros, telefonų, nieko. Ir vaikšto su kažkokiom skarom apsivinioja ir jie yra laimingi, jie šypstas ir sako, mums nereikia nieko daugiau gyvenime. Tai būtent tas, kad reiktų išmokti džiaugtis ir lygintis, čia yra didžiausia problema, gal socialiniai tinklai pradėjo šitą visą nelaimės bumą, nes tikrai daug žmonių yra nelaimingi. Aš ir pats labai daug, paskutiniai 2 metai, sakau, ne tik versle, bet ir visur. Ir man su psichologija buvo tų bėdų, bet kaip, žinai, tokia situacija, kai tavo yra sunkumas ir psichologinės bėdos, bet tie sunkumai yra ir finansiniai, tai net negali suleisti psichologo kaip paslaugų. Tai aš 2 metus tiesiog pats bandžiau skaityti knygas, klausyti podcastus ir tiesiog bandyti suprasti, kas mano galvoje dedas. Tai supratau, kad gal tas lyginimasis su Instagramo pateikiama informacija visa ir žmonės gyvena ir tau vis laik neužtenka, tu dar kažko sieki. Ta ambicija reikia turėti, ambicija yra gerai, ypač darant verslą, tu turi būti ambicingas. Bet turi kiekvieną dieną džiaugtis tuo, ką jau pasiekė. Ir aš kažkaip tik dabar susimaščiau, kai žmona pasakė, sako, tu pagalvok, jeigu tu būtum savo pasakęs prieš 5 metus,
kai mes tik pradėjom galvoti apie Maslaus patį brandą, kad tu dabar po 5 metų, 2023-2024, mūsų batai bus Zalando, mūsų batai keliaus Ameriką, keliaus į Saudo Arabiją, ten turim klientų Katarą. Sako, sakytum, čia viskas, ko mums reikia. O dabar tu tą turi ir tu visiškai neturi jokios laimės vis tiek iš to. Nes tu lyginės, yra geresnių brandų, yra tenai, nežinau, Jacquemus brandas tenai iš vis daro nerealius dalykus, prancūzų, ten dar kiti brandai daro dar geresnius dalykus ir tu nori būti ten. Tu visą laiką kažkur dar lygiuojas ir lyginės, kodėl aš to neturiu, kodėl aš negaliu keliauti kas mėnesį po savaitę, kodėl aš negaliu. Ir toks pastoviai lyginės su kažkuo, ką turi kitas. Tai tas gal lyginimas jis priverčia prie tos tokios nelaimės ir pastovaus skundimasi, kaip viskas blogai. O kažkas kitas žiūri į tave ir galvoja, kodėl aš to neturiu. Ir tokia grandinė gaunasi, mes visi lyginamės, bet kam lygintis? Kiekviena situacija yra kitokia. Jo, bet mes net nesusimastom, ką tie brandai, žinai, turi, kokių jie turi. Sakykime, vidinių įmoniai problemų, jeigu jie turi, sakykime, kažkokių, nežinau, visi brandai turi kažkokius sudėtingus etapus, bet procentaliai, kokie kartais jie turi nuostolius, dėl to, kad kažką ne taip, kaip Balenciaga buvo. Kokius jie turėjo nuostolius, mes tik matome, Balenciaga didelis brandas, jie turi ten didžiulės apyvartas, bet jų nuostoliai buvo proporcingai antiek dideli, kurių mes net nesugebėtumėm atlaikyti. To heito, žinai, viso. Jiem pavyko grįžti atgal, žinai, ten skandalas, ten, žinai, galima ten vertinti dviprasmiškai, bet visi turi tų problemų ir kaip tu teisingai sakei, mes lyginamės. O kokia tau literatūra ar podcastai padėjo trupučiuką susitvarkyti su savimi, su savo vidiniu to emociniu velniu? Labai gera knyga buvo Išlaisvinti save nuo nerimo, man atrodo. Aš turėjau labai daug nerimo ir panikos atakų turėjau, visko buvo, tai ta knyga padėjo šiek tiek. Podcastų aš labai daug klausau įvairių. Labai mėgstu Diary of the CEO klausyti, Steveno Bartleto, ten labai daug gerų skirtingų žmonių ateina, bet jie visi iš savo pusės ir labai daug medikų, ir psichologų, ir neuromokslininkų, tai iš ten pasigaunu kažkokį tai žmogų ir tada pradedu žiūrėti, ką jisai kalba, ką jisai rašo. Tai galvoju, viena labai gera knyga buvo, kurią perklausiu, bet dabar neprisimenu pavadinimo. 400 savaičių, man atrodo, taip vadinasi. Tai ten tiesiog skaičiais pasako, kiek mums yra, apskritai, kiek mes turim savo gyvenime laiko ir kiek mes švaistom jo galvodami apie visiškas nesąmonės. Ir tai labai gera knyga, 400 savaičių tikrai labai sudėlioja man labai daug dalykų. Mes kartu su žmona klausėm važiuodami į Rygą, atsimenu, priminu atgal, kol Maja miegojo mažylė mūsų. Ir tada būdo dar po to perklausėm ir diskutavom daug apie tą knygą. Tai ta knyga labai sudėlioja viską man. Pakeitė požiūrį, bet tiesiog labai daug dirbu su savimi iš tikrųjų. Ir daug labai kalbam su Gintarė apie, mes diskutuojam apie viską, nuo mano psichologinių problemų iki jos psichologinių dalykų ir iki gerų ir blogų. Ir tai tas kalbėjimas padeda, man tą labai sunku buvo perlipti ir dar dabar aš kovoju, aš labai toks savyje laikytis, kad apsaugot savo artimą aplinką. Tai šitie metai išmokė atsivert, nes kai atsivėriau, tada pradėjo viską, žinai, tai tiesiog pradėjau kalbėti, tada viskas, pradėjo lyžinai visos problemas į išorę, tai tas kalbėjimas labai daug padėjo, ne tiek klausimas, literatūra, jinai privertė išsikalbėti pagaliau ir kai pradeda apie tai kalbėti, pradeda užsisuka toks ratas, kuris padeda daug dalykų sudėlioti. Tai tiesiog darbas su savim, pastoviai dirbti su viskuo, nuo tos atsisakyti savikritikos, kur kiekvieną iš mūsų žudo, mane tai ypatingai Aš, pavyzdžiui, niekada negaliu klausyti savo, ką aš kalbu, ką aš rašau. Aš padarė ISM universitetas video su manim ir žmona mašinų įsijungė, kol laukiam, kol maistą pagamins kavinę ir pasiim galėsim. Aš tiesiog sakau, aš išlipsiu iš mašinos, aš negaliu klausyti. Man, ta savikritika, kad kaip aš čia pasakiau, kaip aš čia padariau su rankom, toks kiekvienas smulkmeną analizuoja, tai padeda ir tas savianalizė kažkaip to irgi atsikratyti po truputį. Tai. O tavo mama kokį dabar vaidmenį užima versle, ar jinai pasitraukė ir pilnai tau atidavė viską? Ne, jinai nepasitraukė, jinai su mumis yra, jinai daugiau su taisymu užsiema, padeda man kadangi sukurti tie santykiai yra su tiekėjais geri jau per daug metų, tai Lietuvoje su visais tiekėjais bendrauja, paima medžiagas iš jų, surenka, taisymą visą tvarko. Tai būna dar versle šalia, aišku, tą visą verslo dalį, kas susijęs su gamyba, kartais pasitariu su jie dėl pačios gamybos, gal kaip čia padaryti galėtume, gal yra darę kažką tokio, gal turi patirties, bet daugiau jau mes su Gintarė viską 100% perėmė esam, bet tikrai padeda ir ateityje, manau, dar daugiau padės mums, nes tikrai reikia tų
tų rankų ir mums ta šeima labai svarbu, kad liktų kartu ir dirbtume visi kartu. Kaip mama dabar išgyvena tą sunkų laikotarpį įmonės veikloje? Kaip pasakyti, jinai tokiam šitam sunkume, jinai daug metų gyveno ir jai čia nėra nieko naujo. Nes visą laiką buvo sunku, tas kaip ir sakai, tas mados verslas, jisai toksai yra daug to užkulisinio sunkumo ir kiek aš pamenu savo tą vaikystę, paauglystę, visą laiką būdavo labai daug sunkių etapų. Tai čia nėra pirmas tas etapas, daug metų gyveno tame ir 2008 krizė ir kitokias krizės mūsų pačių, sakykime, šeimoje ir įmonėje, tai jai čia nieko naujo, jinai tiesiog stengiasi mane palaikyti. Bet visą laiką tokį jau, kaip sakyti, pavargus yra nuo tų sunkumų pastovių, tai sako, gal tiesiog nebedarom. Sakau, negalima, tai reikia daryti, sakau, turim gerą komandą, turim gerą vardą, viskas yra gerai, tik tai reikia persidėlioti, susistrateguoti, nes galima iš to ištemti dar daugiau dalykų, išauginti dar daugiau, ne tik pinigų, bet ir prasmės dar daugiau, galima įgalinti tą įmonę per prasmę, tai jinai šalia padeda, palaiko ir tikrai bus, manau, visą laiką, kiek galės, tiek bus, kol nusibos jai pačiai, čia jos pasirinkimas. Ar pavyko išsaugoti visus darbuotojus, ar teko su kažkuo atsisveikinti? Teko atsisveikinti su 10 žmonių, man atrodo, iš viso mes turėjom 27 didelę dalį laiko, dabar liko 17. Bet čia susidėjo daug dalykų. Pirmas dalykas, uždarėm Vilniaus parduotuvę, tenai buvo 3 komandos narės, tai tas jau iškart sumažino mūsų darbuotojų skaičių. Tada buvo žmonių, kurie norėjo keisti karjeros kryptį, iš batų siuvimo perėjo ten visiškai kardinaliai pakeitė, bet tai yra normalu, aš tai džiaugiuosi, nes žmonės užauga ir nori keistis, vieniem patinka tas rytis labai, ką jie daro ir jie liks visą gyvenimą turbūt su mumis, nes turim žmonių, kurie jau dabar didžiąją dalį savo gyvenimo dirbo ten po 20 metų pas mus, o kiti nusprendė pakeisti tą. Tai atleisti gal teko tik tai be Vilniaus parduotuvės gal 1 ar 2 žmonės. Daugiau visi tiesiog nusprendė, kad laikas keistis, galbūt ta tokia nebloga, bet tokia sunkesnė etapą ne visi atlaikė. Pas mus nei kart nebuvo, kad vėluotų atlyginimai, nei kart nebuvo mažinimų, tik augimas atlyginimų pas mus visą laiką buvo, bet tiesiog gal tas bendra atmosfera to sunkumo, nes aš sakau, dalinuosi su visais tuo sunkumu, tiesiog papasakoju, kaip yra. Tai gal ta našta, tas slogesnė nuotaika negu anksčiau, gal prislėgė žmonės, jie nusprendė, kad kitur reikia eiti ieškoti savo laimės. Bet čia viskas yra dėl to, jokių priekaištų jiems. Mes dabar patenkinti su komanda, kurią turim. Bet manau, kad tas brandolys, kuris dabar liko, jisai, po to mes nuo jo atsispirsim augti vėl. Ar nebuvo taip, kad kai išeidinėjo darbuotojai savo norą nekeisti kryptį savo gyvenimo kažkokią, ar ne? Ar tau nebuvo kalties jausmo, kad galbūt, žinai, susijęs su viso tais sunkumais, kad aš blogai kažką padariau, žinai, nes būna, kai susideda ir tas negerai, pradedi save plakti, ieškoti savyje kažko, nors iš tikrųjų taip nėra. Kaip tave paveikė ta situacija? Kaip ir sakiau, aš visą laiką pirmiausia savyje problemų ieškau. Kaip parašiau atvirą laišką klientam, kur labai daug žmonių sureagavo, tai ir pasimatė tas dalykas, kad ta savikritika mane labai žudo ir aš labai jautriai priimu viską. Ir pirmiausia, save visur kaltinu ir paklausiau žurnalistai irgi. Tai pakankamai dviprasmiškai, nes tai labai skaudu buvo dėl to, nes tie žmonės dirbo ten ne po metus, o po kokius 4-5 ir tie žmonės, kurie pasitraukė, buvo vieni iš pirmųjų, kuriuos aš įdarbinau kaip vadovas jų įmonės. Tai, aš augau kaip vadovas su jais, jie matė mano klaidas, aš mačiau jų klaidas ir mes kartu augom. Visą laiką būdavo tas dalykas, visi darbuotojai mūsų yra už mane vyresni, dauguma gerokai. Tai visą laiką būdavo tas, kaip pasakyti, aš turiu jiem būti lyderis ir kai žmonės išeina, tu pasijauti blogų lyderių paprasčiausiai. Tai dėl to aš buvau net ir dingęs kurį laiką, kai prasidėjo COVID, išmokau dirbti iš namų pakankamai neblogai. Ir kai prasidėjo tos problemos, visos tie sunkumai, aš tiesiog pradėjau slėptis iš esmės nuo visų. Ir tai labai blogas dalykas, čia yra blogiausia, ką tu gali padaryti. Dabar aš tiesiog mažiau būnu pačioj gamyboje, nes tiesiog per daug reikalų yra. Bet buvo etapas kokį pusę metų, kai aš tiesiog dirbdavau iš namų ir labai retai važiuodavau gamybą ir tiesiog perdodavau viską per savo dešinę ranką Akvilę.
ir perdavau visą informaciją per tai arba per mamą. Nes tiesiog buvau nusivylęs ir savim galbūt ir bijojau pripažinti kažkokius dalykus. Tai vat priėmiau labai sunkiai, bet po to supratau, kad visiems mes esame žmonės, nesvarbu, tu įmonės direktorius ar dizaineris ar siuvėjas, visi esame žmonės ir visi turim kažkokių tai problemų ir nereikia savęs griaužti dėl to, nes kažkas pasirinko eiti kitą kryptim. Gal čia aš net nesusijęs su to buvau. Taip, greičiausiai taip ir yra. Bet tai turbūt, kad tai buvo, bet tu, sakau, aš labai turiu tą tokį pergalvojimą didelį, aš kiekvienas smulkmeną labai stipriai pergalvoju, kurių scenarijų savo galvoj ir aš jau žinau, jeigu kažkas bus, aš jau žinau savo galvoje iš anksto susikūręs būnu scenarijų, kokios galimos kryptis. Tai čia irgi atskiro psichologo reikėtų šitam, nes tai labai vargina, kai tu matai žmogų stovinti ir tu matai jam 10 scenarijų, kas dabar galėtų blogo arba gero jam nutiks toje vietoje būnant. Dažniausiai blogo aš matau kažką. Tai sakau, čia daug darbo, bet aš dabar manau, kad kaip tokioje sunkioje situacijoje dar pakankamai gerai mes išlaviravom. Iš to, sakykime, įmonės pusės atlyginimai nevėlavo, viskas buvo tvarkingai, tai aš dėl to esu labai laimingas, o daugiau kas išėjo, tai sėkmės jiems tikrai didžiausios, o daugiau neturiu jokių blogų žodžių. O kaip tau, ką tau davė tas atviras pasisakymas, supratau, kad tau jo pačiam palengvėjo, bet kokį tu feedbacką iš žmonių gavai? Nes nesitikėjau tokio feedbacko. Tai buvo įspūdinga, nes aš net neplanavau parašyti. Tiesiog buvo, man atrodo, penktadienis, jeigu aš neklystu. Ir aš pasidariau savo darbus ir galvoju, reikia padaryti dabar naujieną iš kliento. Ir pradėjau rašyti ir viskas, ką aš rašau, yra neigiama. Ir aš galvoju, kas čia dabar daras, kodėl aš negaliu sukurti. Mano darbas yra kurt. Mano darbas yra marketingas ir aš turiu kurt. Ir aš negaliu sukurti nieko. Aš rašau ir viskas į neigiamą pusę galų gale vis tiek. Pradedu rašyti kažką teigiamo, apie galbūt naują kolekciją ir vis tiek aš galų gale matau, kad antra pastraipa mano yra neigiama. Galvoju, tai reiškia, reikia rašyti atvirą laišką, kaip aš jaučiuosi tiesiog. Nes aš turėjau tą laišką kokius metus laiko savo galvoj, susidėliojęs, kad reikėtų galbūt. Ir tada parašiau ir buvo toks feedbackas ten iš karto ir pradėjo skambinti, rašyti žmonės ir žiauriai fainai buvo, nes ta bendruomenė taip greit susibūrė ir pradėjo vėl sugrįžo klientai, kurie buvo pamiršę apie mus, nes būna užsimiršta tiesiog kai kurie brandai gal žmonėms. Tai sugrįžo ir seni klientai ir naujų daug atsirado ir realiai, atvirai sakant, mus išgelbėjo tas laiškas, nes mes buvom labai sudėtingai situacijai, turbūt arčiausiai bankroto, kiek esam buvę per daug metų. Tai mūsų išgelbėjo, nes tikrai žmonės susivienijo, padidėjo ir tie patys pardavimai, čia nėra ko slėpti, bet tai nebuvo tikslas padidinti pardavimus, tai buvo tikslas tiesiog atvirai pasipasakot. Ir jeigu žmonės palaiko ir tikrai nori to produkto, tai įsigijo ir mes labai laimingi. Ir dabar tikrai turim daug to dėmesio ir noro daug pasidalinti. Dėl to ir nori sidalinti tom blogom istorijom, kad ir ne tik žmonėm, ne tik mūsų klientam, bet ir tiem kitiem kūrėjam duot biškį to tokio pavyzdžio, kad galima kalbėti apie blogus dalykus, kad galima šnekėti atvirai, kad net reikia gal pasipasakot, kaip yra. Tai toks buvo. Tai dažnai taip ir sudega ir kūrėjai, ir prekių ženklai, ir užsidaro, net nepabandę kažko pakeisti. O kaip tavo žmona reagavo į tą laišką? Tu apskritai kažką jai pasakei prieš rašydamas ir paspausdamas post? Šiaip nesitariu daug. Tariuosi, bet nėra, kad aš visus klausimus aptarčiau, nes tai būtų neįmanoma. Labai daug pas mane tų darbų, tai kiekvieno neįmanoma, kartais jinai pyksta, kad aš per mažai pasakoju. Iš esmės, mūsų sunkus buvo pastarėjai 2 metai, bet pirmus metus niekas nežinojo, tik aš tos sunkumus. Nei žmona, nei mama, niekas. Aš vienas tą visą norėjau pernešti ir galvoju, kad man pavyks tiesiog išnešti viską vienam. Ir tiesiog pradėjo mūsų visų santykiai blogėti, aš pasidariau piktas, nervuotas, toks irzlus visą laiką, nervingas labai. Ir po to po metų aš jau galvoju, gerai, reikia pradėti pasakoti. Tai aš tai papasakojau. Tik po metų tų visų sunkumų aš papasakojau jiem tą tikrą situaciją. Tai tas buvo mano klaida. Ir dabar biški daugiau tariuosi ir daugiau pasakoju. Tai aš parašiau tą laišką ir nusiunčiau ir nuotrauką. Iš darbo sakau, jaučiu, žinok, tokį laišką parašysiu, bet nežinojau turinio. Sakau, tiesiog papasakosiu situaciją klientam. Sako, parašyk, aišku, tai o kodėl ne? Sako, gal čia laikas jau buvo papasakoti, žinai, visiems. Tai mes palaikom vienas kito sprendimus, nesvarbu, kokie jie būtų, geriau pabandyti, negu, kaip aš sakau, po to galvoti, o kodėl nepabandžiau. Tai viskas gerai, jinai pritarė ir jinai taip pat jautėsi, taip pat perdegus, taip pat pervargus ir labai sunku kurti kolekciją, kurti kažką naujo, kai tu žinai, kad nebus iš to jokios didelės naudos. Taip, kur turbūt, kad ten
kažkokie tai bus pardavimai, bet jokie tenai, sakykime, pelno ar kažko. Vis tiek visi dirbam ir norim gauti už tai atitinkamą atlygį, nesvarbu, kad tai yra saviraiška. Tai jai buvo sunku labai kurti paskutinius metus. Tai dabar gal biškai palengvėjo visiems. Su manimi labai dažnai, moteris dažniausiai būna ir vyrai retkarčiais pasidalina, kurie dirba būtent mados srityje, kad sako, paklausiau, sužinojau, o sako, aš kankinausi visą laiką, galvoju, kad aš tokia viena šitame pasaulyje ir žiūri Instagram'e, kokie yra visi faini, tobuli, keliauja, ten Chanel'us savo perka, žinai, naujas mašinas vyrai ten dovanoja, brandus kūrė, žinai. Bet kaip realiai viduje tie žmonės jaučiasi, tai mes nežinom, aišku, nieksgi nežinai, aišku, yra kas ten filmuoja save, kaip verkia ir taip toliau, žinai, bet, retenybė, bet sutikime mane, mes dažniausiai matom tą idealų paveiksliuką ir visi galvoja, aš tai jaučiu, man su manim kažkas yra negerai, aš negaliu jaustis blogai, čia aš esu nevykėlė ir taip toliau, ir sako, aš tada suprantu, kad aš toks pat žmogus, kaip ir tas brandas, ir tas brandas, ir tas brandas, tai gal man reikia tiesiog pabandyti. Taip, net nesvarbu, kokius tu dydžiuosi, kaip aš sakau, ar tu vienas, ar tu ten turi komandą jau, ar tu ten išplėtojęs tą brandą ar ne. Visi mes tuo pačiu keliu einam, nėra kažkokios stebuklingos formulės. Ar didelis brandas ten kelių milijonų vertės, ar jis mažiukas, ką tik įsikūręs. Visų problemas yra panašios, tai skiriasi jų mastas, kaip ir tu sakei. Balenciagos mastas tai yra vienas, Maslaus mastas tai yra kažkoksai, bet jisai mažesnis gerokai. Ir tiek finansiškai, tiek našta visokia kitokia. Bet emociškai visiems yra vienodai skauda. Ką ir norėjau sakyti, žinai, kad emociškai tai mes visi esame tokie pat žmonės ir lygiai taip pat priimsim kažkas jautriau, kažkas mažiau jautriau, priklausomai nuo žmogaus būdo, bet visiems tai yra sunki našta, nes mada dažniausiai tai vis tiek yra kažkieno saviraiška. Ir kai ta saviraiška, tu padarai maksimaliai save įdedi į tą produktą, arba ką tu bekurtum, ir negauni teigiamo feedbacko ar pinigais, ar žodžiais, ar kažkuo, tu automatiškai tavo savivertė labai sumažėja ir tu labai pasijauti blogas kūrėjas, ar ten blogas, kaip tu sakai, nepakankamas, man gal čia ne tas mano kelias, bet niekas iš pirmos, antros, trečios kolekcijos ar net iš pirmų 5 metų labai retai kada pavyksta prasimušti tą jau tikrą kažkokį mados verslą. Tai mes esame maži, bet mes esame turbūt top 5 didžiausių brandų mados Lietuvoje pagal žmonių kiekį ir apyvartą. Bet vis tiek tai yra, kad ir mes maži, bet tai emociškai labai didelė našta, nes tu atsakingas už daug žmonių ir dar tu turi parduoti iš esmės savo sukurtą produktą ir neaišku, ar žmonėms patiks tas produktas. Gal žmonės nerelatins su tuo, ką tu sukūrei. Tai čia daug žaidimų, psichologijų ir visko įeina į šitą. O jūs prieš kuriant kolekciją darot kažkokią rinkos analizę, nežinau, trendo analizę, ar jūs visiškai nesivaiko trendų ir kuriat tai, ką jaučiat? Rinkos analizę darau aš savo darbe labiau, kas susijęs su marketingu, su strategija ir su plėtra. Ten daug analizės, daug skaičių, nes žmonėms atrodo, kad marketingas yra kūryba, bet tai yra kūryba, bet tai yra 60% skaičiai ir rinkos analizės ir tyrimai ir taip toliau. O Gintarė kuria tai, ką jinai jaučia. Aš jai duodu kažkokias kartais gairias, mes kalbam daug apie tas, kokių batų reikia, tai apie batų tipą mes kalbam, žiūrim savo batus, kokius jau gal iššimt, gal matom kažkoks batų tipas trendinant, tai mes galim, kaip aš sakau, Maslaus versiją to trendinančio daikto kažkokio. Tai paleidom savo versiją loaferių, bet tai nebuvo paprasti loaferiai, tai kadangi dabar loaferiai yra labai ant bangos, mes nusprendėm sukurti. Tai viena kolegė, kuri pas mus dirbo kelis mėnesius, su manim marketingė pasiūlė, kad reikia loaferių sukurti. Sakau, gera idėja, tada su Gintarė pasitarėm, sakau, darom. Bet iškart galvojam, kaip padaryti tai mūsų, kad tai būtų, matyti žmonės, kad tai yra mūsų loaferiai, o ne dar vieni juodi ar ten balti kažkokie, bet kur gali rasti juos. Tai mes padarėm tai, kad galėtų žmonės juos pritaikyti savo. Tai pagrindinė detalė, viršaus ją gali keisti į ten 40 skirtingų spalvų ir formų. Tai jau tai duoda žmogui visai kitokį požiūrį. Tas loaferis jau turi visai kitokią išvaizdą ir jisai visai kitaip atrodo ir tu jau matai, kaip mūsų klientai savo, kad čia yra Maslaus daiktas, kad čia yra visai kitoks produktas, negu mes įpratę. Tai mes dabar pradėjom daugiau kurti galbūt ne kažką labai naujo, nes žmonėms reikia, kad priprastų smegenys prie kažko naujo. Mes padarom kažkokio jau žinoma daikto savo versiją ir tai labai pasiteisino, nes žmonės labai
Jie jau žino, kad tos loaferis man tiks prie kelnių, ten prie džinsų, prie sijonų, universalus batas, bet tu dar gauni papildomą naudą, kad tu gali keisti tas detalės, spalvas ir užsidedi kitokios spalvos viršų ir pats prisiderini batus su ta detalė panašios spalvos. Tai mes tuo kampu dabar daug dirbam. O kokia jūsų patirtis darbo su turinio kūrėjais? Nes dabar labai, sakykime, daugumai brandų pasiteisinusi strategija dirbti su turinio kūrėjais, barteriukai ir taip toliau. Dėl to ir šipsojau, nes man tas žodis iš karto galvoju barteriukų. Čia jau mūsų laidos yra taky. Mums reikėjo vadinti. Šūkis galėtų būti. Ne, kūryba be filtro barteriukai. Ne, iš tikrųjų, tai vieni sako, kad labai pasiteisino, kiti sako, ne, mums čia gėda, žinai, mes nenorim, mes turim savo kažkokį požiūrį ir taip toliau. Tu, kadangi esi rinkodaros ir ne specialistas, kokia tavo yra nuomonė ir patirtis su turinio kūrėjais? Turinio kūrėjai yra labai gerai, viskas yra gerai, aš neturiu jokio blogo žodžio, bet turinio kūrėjai dabar mums visiems turbūt neša tas apyvartas daugumai prekių ženklų. Tik tai reiktų atskirti turinio kūrėjus nuo influencerių, nes yra dvi skirtingos kategorijos, aš taip sakyčiau. Įdomu. Influenceris, net nežinau, kaip čia labai protingai įsireikščia, mano galvoje ta mintis labai senai sukasi. Netgi yra dabar, sakykime, atskira profesija, UGC, turinio kūrėjas. Tai nėra influenceris, tai yra žmogus, kuris daro turinį brandams. Bet kur yra didelė problema, kad ypač Lietuvoje, tų turinio kūrėjų nėra daug. Mūsų maža valstybė, nieko čia nėra daug iš esmės. Bet turinio kūrėjų dabar yra labai daug atsiradę. Ir esmė tame, kad turinio kūrėjų dauguma dirba be strategijos. Ir jie, sakykime, jie pirmadienį gali daryti maslaus turinį ir įsikelt pas save ir mes naudosim tai ar ne kaip savo UGC turinį, savo reklamose ir visur kitur. O penktadienį gali jau su dalytos batais būti turinio kūrėjas. Ir kame yra esmė, žmonės labai asocijuoja viską prie veido. Ir dabar žmogus pasimeta. Tai okei, dabar mes matėm šitą, kaip vos ne maslaus veidą, o dabar penktadienį jau tas pats veidas su dalyta. Tada ketvirtadienį kitą dar tas pats su eko batai, sakykime, ar ne? Bet tam turi būti kažkoks susitarimas, sutartis. Tai va čia didelė bėda, bet nes, UGC turinio kūrėjai nėra tokie, ten, sakykime, atlygiai kaip influencerių atlygiai, nes sen jau reklama, mes kalbame apie reklamą. Tai jiems sunku būtų tada išgyventi, jeigu jie ten darysiu tik vieną batų brandą, darysiu tik vieną švarkelių brandą, tik vieną, labai sunku būtų turėti tiek klientų. Tai va čia yra bėda, bet šiaip mes daug dirbam ne su turinio kūrėjais, sakykime, kaip paslaugą perka, mes labai dirbam tiesiog su savo klientais, kad jie būtų mūsų ambasadoriai, nes tai yra ir natūraliausia, nes iš to ir gimė ta turinio kūrimo visa pramonė dabartinė, ar ne, tai mes dirbam su savo klientais labai daug, nes mes prašom jų, atsiųskit mums nuotrauką, jeigu keliaujat, paprašykit, kad nufotkintų, jūs atsiųskit, mes pasidalinsim, jeigu nenorit, atsiųskit tik mums pasižiūrėti, jeigu nenorit dalintis viešumoje. Tai mes turim daug nuotraukų, kurių neleidžia žmonės gal dalintis, bet mums patiems labai fainai pasižiūrėti, va ten mūsų klientė Paryžiuje, ar ne, ten mūsų klientės vestuvės ir jinai su mūsų batais. Bet daug ir turim to klientų turinio, kurį mes naudojam savo rinkodaroj, būtent tiesiog žmonės patys pafotkina, padaro to turinį. Tai bet šiaip iš esmės tai yra gerai, nes žmonės pamato visą produktą paprasto žmogaus gyvenime. Čia yra svarbiausias dalykas, kad pamatytų tą tavo produktą naudojamą realybėje. O nes dažniausiai influenceriai nieko prieš tikrai neturėjęs ir mes patys naudojam, bet jie pateikia ne visai, kaip žmonės gali to relatint. Jie pateikia taip kaip siekiamybę savo gyvenimą. O kai kartais gal geriau, kad žmogus labiau jaustųsi, kad aš galiu būti tavo vietoj, o ne aš galbūt kažkada svajoju būti tavo vietoj. Tai mes labiau bandom savo marketingą grįsti per tai, kad žmogus pamatytų ir pajaustų, kad ir aš taip galiu atrodyti kitą savaitę, jeigu nusipirksiu šiandien tą batą. Tai mes labiau per tą kampą. O tave patį, kaip vartotoja, būna, kad užinfluencina kažkas. Pamatei, žinai, mes labai, žinai, jau dabar jau dažnai matom, ar ne, kur yra labai dirbtinė reklama, kur ne, tau... Žmonės jau turi tą akį. Kaip tau su pasitikėjimu influenceriais? Aš tai iš influenceriai, man neveikia šitas dalykas. Aš nelabai žiūriu visur, aš labai mažai, seku gal kažkiek, bet aš labai mažai žiūriu jų. Tai kas vyksta, aš seku, bet manęs neinfluencina visiškai, bet turbūt dėl to, nes mano jau tie smegenys atbukę yra šiek tiek. Nes aš labai daug matau visko ir aš labai atsirenku ir
pagrindė vis tiek man gintarė rūbus atrenka. Jeigu, sakykime, kas susijęs su mada, tikrai būtų melas. Ir mano draugai juokas iš manęs, jeigu sakytų, kad aš turiu labai kažkokį stiliaus pojūtį. Tikrai aš neturiu kažkokio stiliaus pojūčio. Ir mane gintarė aprengia nuo galvos iki kojų. Nu, kojos tai lengva, nes susideda mūsų kurtus batus, o viršų tai vat ir kelnes man gintarė atrenka puikiai ir man net nereikia rūpintis. Aš būna net nežinau, kad aš gausiu kažkokį daiktą. Gintarė suranda internete, nuperka, sako, va, tau kelnes. Man atrodo, kad šiaip vyrai turi biškutį kitokį požiūrį, kaip pačioj pradžioje sakiau, ar ne? Man atrodo, kad vyrai turi kitokį požiūrį į madą, vien dėl to, kad vyrui kas svarbu patogu, ar ne, kad ten nesudiltų klynas po pirmo skalbimo, kad būtų faina, šilta, nežinau, arba ne per karšta, neprakaituoti ir taip toliau. Viskas. Funkcionalumas. Sakai apie tą klyno sudilimą, tai čia tokia problema yra, aš nežinau. Čia reikia kažkokį kur atskirą brandą šitai problemai. Pas Dianą Vapsvę kreipkis. O Diana sakė, vyrai pas ją ateina džinsų po 5 metų. Tai va, reikės nuvažiuoti, nes sakau, mūsų siuvėja Kėdainiuose viena tokia, ne mūsų, bet yra siuvėja Kėdainiuose, kuri pastoviai gauna mano džinsus tvarkyti. Ir pastoviai prisimenu jos, kaip man kažkur važiuoti. Ir sakau, labai reikia rytoj. Ir tada sulopo mano tas kelias ties kojam ir viskas, ir važiuoju toliau. Nes, taip yra su vyrais. Mes turim 2-3 poras džinsų ir jie turi visur tikti. Diana, organizuok Benui džinsus. Mes tik apie tai kalbėjom, kad vyram nieko nereikia. Aš galėsiu UGC turinio sukurti. Tai vat mes apie tai ir iš tikrųjų juokėmės iš šitos situacijos, ar ne, kad iš vyrų biznio nepadarys. Nes jeigu gerus džinsus nusiperka, ateina po 5 metų, tai vat nėra tos apyvartos, pastovumo nėra. Tai kaip su jumis daryti biznį? Reikia iš moterų daryti biznį. Mes dėl to dabar naujų kolekcijų nebekuriam vyram. Kas yra, tas yra ir nieko naujo nekuriam, nes didelė bėda su vyrais. Turim vėl prasideda. Turim grupelę klientų, kurie yra labai pastovi. Ir mes, kai parašėm, kad klientam, kad nutraukiam tą gamybą, jau naują nieko nebekursim. Kas yra, tas lieka, kol baigsis padai. Manau, nieko nebus. Tai gavom iš kokių 10 vyrų klientų, kurie jau daugumą pažįstu asmeniškai ir ten mes jau vos nedraugai su jais. Tai sako, maldauju, kurkit toliau. Pažadu, įsipareigoju e-mailų šituo, kad pirksiu bent po 1 porą į metus. Tik tai jūs kurkit toliau. Batų prenumeratą darykit. Batų prenumeratą. Sezonui, tau ir įsipareigojimas. Tai tvarumo biški. Mes vis tiek labai norim toliau tą tvarumo kryptį eiti. Mes jos niekur neskelbiam, nes manom, kad tas tvarumas turi būti tiesiog basic pas visus. Nes dabar, kai pasižiūri į tą, kai dideli brandai ten tą greenwashingą daro visą žmonėm, kad čia eco-friendly, su batais ten vegan letter yra tas visas schemas, kaip aš vadinu. Tai mes neskelbiam, nes mes žinom, kad mes tvarus ir tai turi būti, visi brandai turi būti tvarus ir tai neturi būti marketingo dalykas. Tai turi būti tiesiog paprastas dalykas, kad mūsų batai yra tvarus ir visi turi būti tvarus, ne man tai yra Zara. O tas greenwashingas visas tai labai mus erzina ir mes labai edukuojam klientų savo irgi. Tai va, ta prenumerata labai faina pati idėja, mes galvojam apie šitą dalyką, bet tai būtų per didelis vartojimo skatinimas, nes tai būtų, sakykime, kas metus po porą per mažai, turi būti bent po 4 po porą. O kam reikia kas 4 po porą batų? Nėra prasmės, nebent, nežinau, tenai turi keistos batus privalomai dėl kažkokių priežasčių, bet šiaip tai nereikia. Tai va, tai nedarysim prenumeratos kol kas bent jau. Manat, raištelių prenumeratą. Raištelių, dekoracijų, tų keičiamų lauferės. Tai va, tokių dalykų dar, žinai, galima, bet sakau, pačių batų tai ne. Kol kas ne. Šiaip man atrodo, kad apskritai renkantis vietinį verslą, vietinį produktą, tu jau pats esi tvarus kaip vartotojas, ar ne? Kai nesirenki tos masinės gamybos, bet ir šiaip, man atrodo, vietinis kūrėjas, vietinis brandas, tai jau yra apie tvarumą, nes mes nekalbam apie kažkokią didžiulę masinę gamybą, mes kalbam apie aukštesnę kokybę, mes kalbam apie normalias žmonių darbo sąlygas, apie darbų saugumą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir normaliai mokamus mokesčius, tai čia jau yra tvaru mano akiai. Tai va čia aš irgi turiu tą mintį, irgi taip pat daugiau pasakot va, apie tą visus tas smulkmenas, tos užkliusius, va gerą temą pasakyti darbų sauga. Tai žmonės net neįsivaizduoja, kurie nėra susidūrę su to, kiek yra gamyboje darbų saugos reikalavimų ir kiek reikia vykdyti, vien kiek tai kainuoja pinigų. Ir tai labai daug yra tų smulkmenų, kurias, kaip tu sakai, priveda apie tą tvarumą, atlyginimai visą laiką yra konkurencingi, aš manau. O dar koks dalykas, tai labai paprastas siuntimas.
kai tu perki iš vietinio verslo, tai tau gerokai mažiau yra sudeginama kūro pristatyti tą prekę, negu kai tu siunties ten iš, nežinau, iš UK, Vokietijų daug sandalių ar ne brandai turi. Tai kiek mes čia sudeginam kūro, ar ne? Nu, čia smulkmena, bet kai visi susideda į vieną tą katilą, tai vien tokios smulkmenos perkant iš vietinio verslo reikia atsižvelgti tai. Bet žinoma, kad mes visi dabar labai lengvai galim prieiti prie viso pasaulio brandų ir ką turim kaip lietuvių brandai, turim suvokti vieną dalyką, kad lietuviai turi palaikyti, nes ir palaiko, sakyčiau, ir dar palaikys labiau, bet turim nusimest tą lokalų kažkokį tai švarką sunku. Nes kai brandai pradeda mąstyti globaliai, tada jie patiria augimą ir lokaliai. O kai mąsto tik apie tą užsidėję tokius, žinai, akinius, kur tik taip mato ir nežiūri į pasaulį, kas vyksta, tai tada būna problemos brandam. Nes turi visi mąstyti ir žiūrėti, kas vyksta globaliai ir bandyti ne tai, kad iš karto parduoti į užsienį, bet komunikuoti, daryti produktą, kuris būtų konkurencingas globaliu mastu. Nes Lietuva yra maža, čia visiems vietos gali ir neužtekti, nes labai daug yra gerų kūrėjų. Tai mes turim visi plačiau bandyti mąstyti. Tai tas prasideda viskas nuo pačių mąstymo, kai mes susėdam, žinai, kartais ir pradedam visi, žinai, kalbėti, kad lietuviai kartais nepalaiko, kartais taip, bet yra ta problema, bet yra kita problema, kad tikrai dalis kūrėjų jie per daug lokaliai mąsto ir per daug lokalų produktą kuria ir reikia šiek tiek globaliau, nes žmonės nori būti apsirengę taip pat kaip tie žmonės, kurie rengiasi Prancūzijoje ir Italijoje. Nesvarbu, kad jie Lietuvoje. Jie nori jaustis lygiai taip pat. Tai mes negalim kurti tam, nežinau, tokio paprasto lietuviško produktą, turim kurti, kad jis būtų visur fainas. Nesigrindat mūsų batus, pasidalina žmonės, kad pažįsta net New York'e, sako, kokie faini batai, gal gali pasakyti iš kur. Ir buvo prieš savaitę dėstytoja viena iš ISM mūsų klientė ilgametė, jinai dabar New York'e mokosi ir studijuoja savo doktorantūrą berods, tai sakė 5 ir 6 žmonės per savaitę, sako, kokie gražus batai, tiesiog gatvėje, Amerikai tai būna, kad tiesiog žmonės kalbina tave gatvėje. Tai tokį produktą reikia kurti. Nesakau, kad visi mūsų batai tokie, bet kažkokie modeliai yra, kurie atpažįstami, tai tą savo cinkelį susikurt reikia. Man tavo istorija yra, kažkas, nežinau, taip giliai palėtė, dėl to, kad tu esi toks atviras žmogus, tu nebandai, žinai, mes žmonėms mėlyje akis, kad jie, žinai, galvotų kitaip, tu kaip tik esi labai atviras ir tai yra labai pagirtina ir aš tikrai linkėčiau tau kalbėti ir daugiau ir negalvot, kad ką pagalvos kiti, kad aš čia blogai galbūt neigiamai galvoju, nes žmonėm, kurie yra iš mūsų industrijos, reikia to, ne dėl to, kad pagalvot, jam irgi blogai kaip ir man, nepasidžiaug, o iš tos pusės, kad jis kaip tik, žinai, žinotų, kad, aš esu ne vienas, tikrai, kaip tu sakai, ne visi turi ten galimybę eiti pas psichologą, kartais reikia kiekvienai problemą atskiro psichologo, bet kai tu bent jau supranti, kad tu tam katile nesi vienas, tau pačiam palengvėja. Taip. Ką tu galėtum palinkėti tiems, nebūtinai startuperiams, bet ir seniem veteranom, kūrėjam, brandam, kurie galbūt dabar susiduria su sunkumais, nes daug kas susiduria? Linkėti labai sudėtinga, čia man yra pati sudėtingiausia dalis kažką. Kai būna važiuoju paskaitas, tenai vesti studentam universitetus, tai būna vis laik pačiam gale, tai ką palinkėtum, jeigu dabar būtum savo tam suolė, tenai dabar irgi. Labai sudėtinga kažką palinkėti, nes labai individualios situacijos, bet aš sakyčiau, jeigu kūrėjam, ar ne, pradėkim nuo senesnių kūrėjų. Aš aišku, gink dievę, nesakau, kad aš čia geriau už juos žinau, vis tiek daug metų to industrijai, tai jie puikiai žino, ką daro, bet kokią problemą pamačiau ne tik madoj, visuose versluose. Bijo žmonės įsileisti jaunus žmonės ir duoti jiems sprendimų laisvę. Ypatingai mada labai greitai keičiasi, kaip ir mes kalbėjome, tai yra pastoviai, gali per dieną pasikeisti viskas. O reikia pripažinti, kad kartais reikia jaunimo daugiau įsileisti ir dėl ko mes buvom sėkmingi, aš manau, dėl to, kad tėtis mane priėmė ne taip kaip darbuotoją. Jisai sako, tu daryk verslą, imk kompas, čia tu daryk, aš nesikišu, pasitart galim. Klysk, daryk sprendimus, tu matai, tu jaunas, tu žinai trendus, daryk, kaip tau atrodo geriau. Tai to nesakau, kad čia vis yra, kaip, sakykime, formulė sėkmės, bet įsileisti, kad ir mums dar net nėra 30 su Gintarė, mes jau galvojam, kad mums verkiant artimiausius 2 metus reikia dar vieno dizainerio.
jeigu norim augti toliau, jeigu norim, nes turim svajonių ir pasileisti kitų produktų, ne tik batų, tai mums reikia naujų dizainerių, su naujom idėjom, su kažkokiam šviežiom mintim. Tai va tą įsileisti jaunimą ir duoti jiem, nes aš susiduriu su didelė problema, matydamas jaunus talentingus žmonės, dizainerius, marketingistus, kurie tokį gauna bloką atėję į tą industriją ir juos nustumia ten kažkur postukus rašyti, o neduoda to tokio tikro gyvenimo, žinai. Tai va čia toks dalykas, o šiaip kūrėjam tai tiesiog linkiu, va, išsilaisvinti, galbūt, žinai, tokios, nusimest tavo, kaip sakau, lokalius tos sakinius, pasižiūrėti globaliau, užsidėti ambiciją, kažkur šaut toli, bet nusileisi normaliai, manau, kažkoje geroje vietoje, tai galbūt nepasiseks ten tą ambiciją iš pradžių, nes mums irgi ta kelionė į užsienio rinkas nebuvo, kad mes čia pasikeitėme maslaus, galbūt taip įsivaizdavom, kad mes pasidarysim maslaus, pasileisim reklamas ir mes jau globalus ženklas, sėdim, žinai, ten žmonės dirba, mes kavą geriam ir visi laimingi ir mes čia jau, žinai, kuriam, nežinau, serialus, Netflix'o apie mūsų sėkmę, nebūna tai. Tai va toks, sakau, gal globaliau pasižiūrėti viską ir bendraut su kitais kūrėjais. Čia didelė bėda, kad maža ta bendruomenė ir labai nebendrauja vieni su kitais. Visi va, kaip sakai, užsidarė savo tose guolėse. Ir jie konkuruoja, kitas dalykas. Čia yra vėlgi stereotipas, čia yra vėlgi kažkokie savo, žinai, įsitikinimai, kad galvoju, jeigu aš su juo bendrausiu, spavos mano idėjas. Ir žinai, va tas aš kažkada turėjau tokį pokalbį su Šiaulių banko direktorium ir mes kalbėjom ten mūsų plėtrą. Ir mes turėjom ten planų iš vis pirkti fabrikus ant Kaune. Žodžiu, mes sakau, čiuožus mūsų šeima yra, mes ten su maža apyvarta ten norėjom 500 000 paskolos ir 1 000 000 paskolos, kai mūsų ten apyvarta net pusė tiek nesiekė, žinai. Ir mes tada sėdėjom pas jį kabinete ir pradėjom kalbėti apie konkurenciją. Vat. Ir sakau, bet konkurencinga tas mados verslas, žinai, Lietuvoje. Ir jis pradėjo taip garsiai juokti, sako, Lietuvoje jūs konkuruoja dar, sako, tarpusavį. Dėl ko jūs konkuruoja? Dėl tų 20 000? Sako, jūs nejuokinkit, taip, žinai, liaudiškai tariant, nejuokinkit žmonių su konkurencija Lietuvoje. Jūs, čia, sako, cirkas, o dar, sako, su batais, kur jūs, su kuo jūs čia konkuruoja? Ten vienos rankos pirštų gali suskaičiuoti gamintojus. Mes kaip tik, kaip italų brandai daro, jie kuriasi į konglomeratus, jie dirba kartu, jie perka medžiagas tas pačias kartu ir daro savo visi dalykus. O mes čia konkuruojam, su visą pagarbą mes Lietuvoje gyvename, kokią konkurenciją mes šnekam. Čia nėra konkurencijos, mes galim konkuruoti užsienį, taip. Kartu. Lietuvoje mes turim visi savo klientus, taip mes galbūt Facebooko reklamos tam algoritmę pešamės dėl tų pačių žmonių, tai va tik tai tiek, o daugiau tai čia nėra konkurencijos, mes čia mažoji valstybė ir čia reikia dirbti kartu, kad visiems kartu išeiti tą užsienį, važiuoti parodas kartu, daryti kažką, o ne apsimes, kad čia mes, nežinau, iš Dianos kažkas dabar pavoks idėjas, nemanau, visi turim savo idėjų, yra žmonių, kurie bando ant kitų idėjų išvažiuoti, bet jie labai greitai pasimato ir neautentiška. Dėl to aš visą laiką tuo ėjau nuo pat pradžių atvirumo keliu, nuoširdumo, atvirumo. Čia gal iš tėčio tos vertybės įskiepytos, tos senosios mano buvo, kad kam? Aš manęs paklausiau, bet kuris tiekėjas, aš kai kuriem dar netgi, kur čia Vilniuje gamina individualiai batus, aš jiem atsivežu padų, jiem duodu tų padų iš mūsų, gaminkit, prašau, man negaila. Jūs nesukursi to, ką mes galim sukurti. Tai gal tas pasitikėjimas savim, dabar kalbėdamas prisiminiau, kad tiesiog pasitikėti labiau savo idėjom. Kai kopijuoja, reiškia kažką gerai darai. Mus irgi kopijuoja, net ir Lietuvoje yra kas kopijuoja, bet matosi, kad tai nėra mūsų. Tai turi tom didžiuoti. Taip, reiškia, mes kažką gerai darom. Tai jau kažkoks kūrėjas, matai, kad tave kopijuoja, tai geriau susisiek su juo ir pasakyk, gal man tau padėti kažko, gal nori medžiagų kartu pirkti, gal nori sukurti kolekciją kartu, kolaboraciją. Aš tau padėsiu kaip kūrėjai, nes tu dar matau, kad esi pradžioje ir kažkiek imi kitų idėjas, tai gal aš tau padėsiu. Tiesiog tokio bendravimo, aš nežinau, ką kitaip patart. Bet ne konkurencijos, man čia juokingai yra tas žodis Lietuvoje. Mes jau ne pirmą kūrėjų kalbam apie tai, kad reikia jungtis, reikia kažką daryti kartu. Ir pokalbis su tavimi mane dar labiau, ko gero, įžiebė visą, žinai, man tas susikaupusią papkutę idėjų, kurias reikia įgyvendinti, kol kas dar nežinau, žinai, kaip nuo ko pradėti. Aš irgi nežinau, bet reikia kažką daryti. Reikia. Tai čia yra, dar vienas šių metų tikslas, kurį pasižadu pasidaryti. Aš manau, kad daugybė, kuri jo pasižadėjau viskas dabar. Kad tikrai, aš manau, kad mums pavyks ir manau, kad didžioji dauguma kūrėjų prisijungs ir palaikys, kurie neprisijungs. Mergaitės, berniukai patys kalti, jau paskui mums per vėlu. Ne, visada priimsim visus. Tai žodžiu, užsibrieškime tikslą, būkime vieningi ir aš labai tikiu, kad
ta mūsų bendruomenė, ta mūsų bendrystė gali iš tikrųjų užauginti mados industrijai kažką didelio, į kažką galbūt tokio netgi pasauliniu mastu. Mes svarbu patys turim tikėti ir, kaip Benas sako, nustokim konkuruoti, nes čia nėra konkurencijos, labai tom pritariu. Ir, na ką, aš tik noriu visiems be galo padėkoti, kad jūs eilinį kartą jau 8 laidą esate su mumis, kad žiūrit, kad dalinatės, kad rodot draugam ir kad netgi sutikdami mūsų gatvėje sakot, mes žiūrim visų laidą. Čia yra žiauriai nerealus jausmas ir aš matau, kad mes išauksime į kažką didelio, į kažką labai gražaus, į kažką labai prasmingo ir ta parama kūrėjams, jūsų žodinė parama, tai, kad jūs dalinatės, tai, kad jūs pasakojat kitiem apie mūsų rubriką. Na, manau, kad kiekvienam kūrėjui duoda bent vieną papildomą balą, kuris pagerina jų vidinę savijautą, jų gyvenimą ir vat, su kiekvienu jūsų gražiu žodžiu mes norime dar labiau augti, norime kurti dėl jūsų ne tik turinį, bet ir gaminius, kuriuos jūs paskui nešiojat. Ačiū, kad buvote, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo ir susitiksime balandžio mėnesį. Iki. Puikiai. Nu, žiauri fainiai, duok 5 šaunuolis. Žiauri užmotyvavai. Einis tau kaip fainiai.